Su jumis laida apie ūkį ir bites. Su kuo jums asocijuojasi žodis malūnas? Su roko opera, kraštovaizdžio akcentu ar tiesiog grūdų malimo įrenginiu? O štai Šlyninkos kaime tebeveikiantis senovinis malūnas vietos bendruomeniai tapo ir tiltu į praeitį, ir neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. Jūsų dėmesiui reportažas iš Zarasų rajono. Malūnuose, kadangi atvažiuodavo vyrai, praleisdavo po 3-4 paras. Nieko neveikia, tik sėdė eilėj, atsiveža naminukės, lašinių, svagūnų, kortų kaladės ir laukia tos eilės, kai išės susimalti. Ir kai po 4 parų grįždavo namo, žmonos pasižiūrėdavo į vyrus, sako, bala nematė dar, panašus truputėlį žmogų, priimsiu iš tave į namus, bet po to, kai man paaiškinsi, kur dingo vienas arklys iš 2, kodėl iš 10 maišų miltų atsivežė, tik grūdų atsivežė 2 maišus miltų ir kodėl iš naujo vežimo pasidarė senas. O vyrai čia irgi nepasimetė, sako, žmonės, tai džiaugiasi iš viso, kad aš grįžau. Ten tiek daug velnių pasirodė ant 4 paros. Tas, kas man po ranka papuolė, tą čiupau ir staigiai vežimą ir pabėgau skaitas. Šlyninkos malūnininkas Stanislovas Sutkauskis apie šiame 300 metų senumo malūne gyvenančius bildukus lankytojams gali papasakoti ne vieną istoriją. Tikėti ar ne, kiekvieno asmeninis reikalas. Tačiau panašu, jog daug skeptikų neatsiranda. Pasiūlė vienam žmogui iš grupės permiegoti malūnę, vasaros metu, kai šilta. Bet kažkodėl per 3 metus atsirado tik vienas žmogus, kuris tai padarė. Įsivaizduokit, kaip sako, malūnas, tai yra grūdai, tai yra gyventojai, tai yra velniukai gyvena ir taip toliau. Jūs ateinat naujas žmogus, o prie manęs tai pripratę, jie manęs jau nebeliečia tie velniukai. Jūs gulit, jie pajaučia naują kvapą, atbėga. Aha, jūs mėgat, pasižiūrė, užlipant, jūs susitokio perbraukė per nosį, atsikanda truputėlį ausies ir pabėga skaitasi. Jūs išeina vedalės ausies, ką dabar daryti? Šlyninkos vandens malūnas vienas iš nedaugelio tebeveikiančių tokio senumo techninio paveldo objektų Lietuvoje. O gyvenimo sostinėje atsisakė ir edukacinės programas jame rengiantys Stanislovas su Regina turbūt patys sunkiai galėtų pasakyti, kas jie – amatininkai ar savotiški muziejininkai. Pačiam pirminiam variante malūnas turėjo 2 girnas, kai buvo pastatytas, pikliaus aparatas buvo ir maišų keltuvas. Paskui prieš 150 metų jau atsirado norijos, tai mediniai vamzdžiai, ten kur yra. Viduje tų medinių vamzdžių sukasi juosta su kaušelės ir pakelia miltus, jau nebereikia naudoti šito keltuvo. Po to buvo pastatyti valsai. Pirmieji valsai tai iš Šveicarijos buvo atvežti. Tai volai, kurie trynė grūdus, buvo pagaminti iš porceliano. Atvažiavus tiesiog buvo darbo jau mano vyrui, jisai sako, aš tai dirbsiu malūne, vis tiek atvažiuoja tų žmonės paslaugų susimalti. Ir čia buvo šitam pastate mūsų ūkinis pastatas tėvelio ir tiesiog pasiūlė vyras, kad reikia turbūt tam pastate atvažiuojančioms ekskursijoms, nes jų visą laiką buvo ir kai tėveliai čia dirbo abu malūnininkais, važiavo ekskursijos pasižiūrėti malūno. Ir kadangi ten šalta ir nelabai jauku tuose dideliuose namuose, malūno, tai yra pastatuose, mes nutarėm, kad mes pasidarysim tokią patalpą pasikalbėti. Tai sakau, ką čia kalbėti, reikia dirbti. Ir taip kilo idėja daryti edukacinės programas. Pirmą kartą su žmona atvažiavom čia į malūną. Sakėm, malūnininkas, kuris čia dirbo, nebuvo, o kitą dieną turėjo atvažiuoti gyvuliams susimalti miltų. Tai mes paėmėm, sakom, eisim pasitreniruosim, pabandysim sumalti. Pasiėmėm grūdų maišą, supylėm, paleidom malūną ir laukiam. Nei grūdų, nei miltų. Pusę valandos išieškojom, neradom kur. Tada pas močiutę paklausėm, sakom, sako, ten rankenėlė turi būti. Pakelėt ir sako, tada suradom tą rankenėlį ir tada viskas jau nuvažiavo. Sakiau, tu gamink miltus, o aš bandysiu čia kepti duoną. Atvažiuodama čia jau mokėjote kepti duoną? Atvirai pasakius, nes nesupratau, kodėl reikia kepti tokiais dideliais tais duonos kepaliukais, bet aš mokiausi iš savo mamos
jinai buvo perėmusi tą iš savo mamos. Dabar malūno girną suka elektra, tačiau darbo nuo to nesumažėjo. Juk norint prižiūrėti visą šį senovinį mechanizmą, reikia ir jėgos, ir kantrybės, ir išmanimo. Stanislovas sako žinantis, kad nuo seno malūnininkai laikomi godžiais ir suktais žmonėmis, tačiau dėl to nepergyvena. Sako, kad jis geras malūnininkas, o visus tuo abejojančius kviečia atvažiuoti ir įsitikinti patiems. Ūkininkas su arkliuku atvažiuoja, atsiveža grūdų vežimą, pasiima 2 maišus, kaip pavyzdžiui, sakau, kaip pavyzdžiui, visus pasveria, nes malūnė stovi ir svarstyklės tam reikalui. Atsineša, padeda 2 maišus grūdų, sako, malūnininkas, pasižiūrėk. 100 kg. Tvarkoje užsirašom, kad 100 kg. Jau iš 2 maišų gauna 3 maišus miltų, jau turėtų džiaugtis, užsitraukia į viršų, dedant svarstyklių. Ir jau sako, pasižiūrėk, malūnininkas, sako, buvo 100, liko kiek? 98. Prašom atiduoti, sakau, kokių problemų nėra. Šipetys kampe stovi, palaukit 3 valandas, dulkės nusės ir tada susišluosi visas ir turėsi tos 2 kg. O ne, sakė, čia yra malūnininko darbas, tegu malūnininkas pats ir šluoja tos dulkės. Taip ir liko nuo 100 kg iki 2 kg natūralios netekties, tai yra dulkių pavidalų, nusėda ant grindų. Iš užsienio jiems labai įdomu tas autentiškas malūnas, praktiškai realiai veikiantis, ne imitacija, nes daugelį šalių turbūt yra daugiau tokie turistams objektai pritaikyti. Čia yra pritaikytas veiklai ir malūnas aktyviai mala miltus ir aplinkiniam žmonėm, ūkininkam, jo labiau, kad malūne kepama ir duona, kulinarinis paveldas, ir miltai kulinarinis paveldas. Tai jiems tikrai įdomu ir visą laiką įdomu ir tuo turbūt, kad jie atvažiuoja pasižiūrėti, paklausyti ir tuo pačiu paskanauti ir įsigyti. Juokaudamas vėl pasakysiu, kad tas malūnininkas ateina į malūną, pakelia rankas ir vaikšto visą dieną po malūną. Tarpais nubėgdamas į savo ūkinį pastatą, o rankovės plačios pas malūnininką būna, iškrato ir taip maitina savo gyvulius. Užtat malūnininko gyvuliai, ferma, kurią jis laikydavo visi malūnininkai, kailiai visą laiką blizgėdavo, nes tas dulkės užšluodavo ir atiduodavo gyvuliams. Ar nesunku, ar nepavargstat? Ne, tai yra mūsų gyvenimo būdas. Vat labai įdomus toks dalykas yra, pas mus atvažiuoja daugiausiai vasaros metu, žmonės atostogų metu. Jie čia pas mus ilsisi, jie čia pas mus pramogauja, kaip aš galiu tai pasakyti drąsiai šituose programuose. Ir kada mūsų paklausė, kada mes ilsimės, o mes sakom, o jūs ko pas mus atvažiavote, o jie sako ilsėtis, o mes sakom, tai ir mes su jumis ilsimės. Už tai, kad malūnas išliko iki šių dienų, šiandieniniai jo šeimininkai dėkingi visoms jame iki šiol dirbusioms malūnininkų kartoms. Tuo pačiu ir daug metų čia besidarbavusiems bei pastatų besirūpinusiems Reginos tėvams. O už tai, kad malūnas dar ilgai galės džiuginti savo lankytojus, Stanislovas ir Regina norėtų padėkoti Europos Sąjungai. Mat Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama padėjo išsaugoti šį istorinį statinį ateities kartoms. Pirmiausia, pastato ilgamžiškumas, stovėjimas, ar jis mūrinis, ar jis medinis, ar taip toliau, priklauso nuo stogo. Jeigu stogas bus sutvarkytas, netekės niekur viskas, tai pastatas stovės ir 100, ir 200, nes medis gali stovėti ir 1000 metų ir jam nieko nesitiks, jeigu bus atitinkamos sudarytos sąlygos kitos. Ir jeigu, pavyzdžiui, dabar čia yra medis, jisai išstovės sienų rastai, senoje iš vidaus pusės yra visai nuo pradžios, kai kurie yra pakeisti tie rastai ir dabar jie yra prisigėrę miltų. Ir jeigu ant jų pradėtų lašėti vanduo, tai praktiškai nereikėtų ilgai ir laukti. Pusmetis ir pradėtų pūtis. Europos parama mums davė stogą, taip ir sakykim, davė stogą, kad mes nespėjo sunykti mūsų įrangą, nespėjo sunykti tas malūnas ir be kita ko. Ir atrodo gražiau. Kas liečia tą iš tikrųjų vertingą daiktą, mūsų tą labai istorinį paminklą technikos malūną, tai jisai grinai yra
stogo dėka, dėka Europos paramos jis yra išgelbėtas nuo sunykimo. Kodėl būtent Skiedrom? Todėl, kad Utenos regione, skaitosi pagrinde, buvo dengiama šiaudais. Zarasų apylinkėse, Aleksandras, kas buvo ir taip toliau jisai vadinamas, pagrinde buvo dengiamas Skiedrom. Tik aišku, Skiedros buvo dar truputėlį dar didesnis, ten po metrą buvo jos ilgumas, nes ir tas nuotraukos, kur turim, ten irgi buvo Skiedros. Jau ten tokios kaip lentos didelės uždėtos. Tai mes norėjom, kad būtų autentika, kad tas pastatas, nepyktant mūsų, o jisai kaip gyvas šiame Malūnas yra. Ko reikia, kad išsaugotas techninio paveldo objektas netaptų eiliniu muziejumi, kur atėjusius lankytojus pasitinka lentelės su užrašais eksponatų rankomis neliesti. Juk vien tik valdininkų kabinetuose priimtais sprendimais tokio gyvo, nuoširdaus šurmulio, koks tvyro Šlyninkos vandens malūne, nesukursi. Po reklamos tęsime pasakojimą apie tai, kuo vertinga parama iniciatyvoms iš apačios. Nors tautosaka didelę meilę malūnininkams nespinduliuoja, Stanislavas džiaugiasi pasirinkęs šį amatą. Juk kai iš čia pat sumaltų miltų senovinėme duonkubilyje užminkyta duona pašaunama į malkomis iškūrentą krosnį, pasimiršta visi vargai ir rūpesčiai. Tęsėme mūsų reportažą iš Šlyninkos malūno. Malūno stogo keitimo projektą inicijavo ir įgyvendino Šlyninkos malūno bendruomenė, o patį projektą administravo ir paramą jam skyrė Zarasų vietos veiklos grupė. Pasak vietos veiklos grupės vadovo, šis projektas puikus pavyzdys, kaip iniciatyvūs kaimo žmonės, net ir su nedidelėmis investicijomis, sugeba sukurti ne tik regione, bet ir visoje šalyje žinomą traukos centrą. Ir kad tiem ir mūsų žmonėms atvažiavusiems būtų jau tie ir stogai netokie baisus, netokie kiauri. Tai vat jau mes ir baiginėjame, einam link pabaigos. Ir buvo ten tokie darbai. 2 pastatų stogai, apšildinimas va šitos patalpos, tai yra židinys, kapsulė pirkta ir 2 aukšto įrengimas, kur bus vat ta stogo šiltinimas tenas ėjo ir dar, reiškiasi, vat ta apdaila, grindis. Bendruomenė Šlyninkos vandens malūnas nėra gausi, sakykime, nėra didžiulis kaimas. Tai yra būtent malūno bendruomenė, taip ir vadinasi. Šiaip nariais bendruomenės, tai aš kažkur tai turbūt yra apie 100 narių bendruomeniai, kurie dalyvauja su bendruomenės sugalvotose arba siūlomose renginiuose. Jeigu nebūtumėm gavę Europos paramos, būtumėm ieškoję kitų būdų, būtumėm stengiasi, kad tas malūnas veiktų. Tai Europos parama padėjo visą šitą daug greičiau įspręsti, sutvarkė ir tai yra labai vertingas dalykas. Bendrai visas tas projektas, bendra vertė yra 133 000, tai 120 000 buvo Europos paramos. 13 000 tai yra savo darbą. Zarasų rajono vietos veiklos grupė savo strategijos įgyvendinimui iš lyder programai skirtų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytų lėšų gavo 5,5 milijono litų paramos. Didžioji dalis šios sumos 3,5 milijono skirti viešosios infrastruktūros, pastatų ir viešųjų erdvių tvarkymui. Milijonas skirtas vandens kokybės kaimo vietovėse gerinimui, o likę pinigai kultūros paveldo objektų išsaugojimui bei smulkaus verslo ir tradicinių amatų plėtrai. Vienas iš pagrindinių uždavinių yra, kad skatint aktyvumą bendruomenėse, tai pas mus rajone iš 26 kaimo bendruomenių, tikrai galima pasakyti, kad didžioji dalis yra labai aktyvios. Ir jau turi savo tradicinius renginius, tradicinės šventes, tradicinius amatus galgi bendruomenėse. Mes surengėm ir rengėm šventes.
Tai yra užgavėnės. Vat ir dabar galvojam, kodėlgi ta šventė artima mums. Ogi todėl, kad per tą šventę, kaip sakiau, prašoma visų dievų, reiškia ir saulės, ir lietaus, ir gero derliaus. Tai vat būtent viso to yra prašoma per užgavėnės ir tą dieną yra kepami blynai. Na, o blynai iš kur? Iš malūno miltų. Na, bandom, vat jau vienas seminaras buvo, surinkti, reiškia, kaimo turizmo savininkus, tautodailininkus, kad jie daugiau vienas apie kitą žinotų. Tai yra turbūt vienas iš pagrindinis mūsų to naujo projekto tikslų. Tas tarpusavio bendravimas, betarpiškas ir žinomumas. Jeigu aš galiu pamaitinti, tai gal tu gali pramogą suteikti. Bendruomenė prasideda ir visas talkas, kas liečia tą paramą ir labai džiaugiasi, kaip mes ją gavom. Šlyninkos vandens malūnas unikalus ne tik dėl jame vykstančios edukacinės veiklos. Anot Stanislovo, dabar, kai nebedaug pas ką liko balcavimo įrenginių, susimalti kokybiškų miltų ar pasigaminti kruopų, ūkininkai čia atvažiuoja net 100 kilometrų. Ypač tai aktualu tiems, kas nori susimalti nedidelius miltų kiekius. Mat didieji malūnai su centnerį grūdų atvežusių žemdirbių net neprasidėtų. Malūnininkas sako, kad Šlyninkon grūdus atvežęs žmogus visada gali būti tikras, kad miltai jam bus sumalti iš tų grūdų, kuriuos jis pats atvežė. O štai beveik kasdien duoną gretimame pastate kepanti Regina sako, kad senovinėmis girnomis maltų miltų net nėra ko lyginti su šiuolaikiniais. Čia mes šiandien esame padarę tešlą plikytos rūginės, reiškiasi, duonos tešla. Tai yra iš rūginės tešlos gaunasi labai didelis toks antibakterinis poveikis ir tai yra labai toksai, ir gydomasis, labai pirmiausiai gydomasis. Čia yra rūginiai miltai, kaip matėt, glostė duonytę, paragaukit, tai yra natūralus produktas, gali drąsiai paragauti. Čia yra vyriškas produktas, nes tai yra vienintelis produktas, kuris turi visas reikalingas žmogui savybės. Kai buvo kepama duona, tai visada stengdavosi, kad tik tai tie vaikučiai būtų namuose ir kuo jie daugiau įgautų to kvapo. Jeigu ten jie laukia žaisdavo arba kažkur, tai jau mama juos sukviesdavo ir sakydavo, tylėkit jau, dabar kepsim duonelį ir stengdavosi, kad kuo daugiau jie gautų to kvapo. Tai yra beprotiškai dideli vaistai. Beprotiškai, tai yra tokia kaip gydomoji terapija. Būdavo, įlaukdavo vaikai to duonos labai kepimo. Regina sako, kad svarbu ne tik iš ko kepama duona, bet ir kaip laikomasi per amžius susiformavusių duonkepystės papročių. Apie juos moteris gali pasakoti ne tik ilgai, bet ir labai įdomiai. Lyžė yra padaryta irgi labai autentiška, iš labai senų laikų, iš vieno medžio, jokio nėra čia jokių vinukų, nieko nesukalta. Jinai turi būti būtinai iš vieno medžio ir būtinai iš lapuočio, kad nebūtų sakinga. Na, tai kaip aš sakau, tai čia yra, kaip ypač mūsų lankytojai sako, irklas. Na, ne irklas ir negalima nieko daryti, nei plaukti, nei kasti sniego, o tik tai su šita lyžė pašauti duoną į krosnį ir, dar sako, kai kaupėsi perkūnijos debesis, tai galima su lyžė išbėgti ir pavaikyti tuos perkūnijos debesis ir jie labai greitai išsisklaido. Visais tikėjimais, kokie buvo ir yra Lietuvoje, dalina tešlą į 4 dalis. Katalikai, moteris šeimininkės katalikės sako, kad tai yra, dedamas kryžiaus ženklas, kad ta duonelė geriau darytųsi, kad jis iškeptų geriau, kad jinai būtų skalsi. Jie katalikai visur ant visko deda tą kryžiaus ženklą. Iš tikrųjų, tai yra šitas ženklas, apskritimą duoda duonkubilis ir apskritimas padalintas į 4 dalis, tai yra saulės ženklas. Malkomis kūrenamas duonkepis pečius įkaista iki 300 laipsnių karščio. Senovėje šeimininkės neturėjo termometrų, o temperatūrą nustatydavo pagal pakuros vidinių sienų spalvą. Taip daro ir Regina. Noriai apie visus duonkepystės subtilumus pasakojanti moteris sako, kad jai negaila pasidalinti ne tik žiniomis, bet ir unikaliu Šlyninkos malūno duonos raugu,
kurio parsivežusios šeimininkės skanios duonos gali išsikepti ir pas save namuose. Dabar galime ir orkaitę išsikepti, tą duonos kepalėlį, bet labai svarbu, kaip pati ta šeimininkė įdeda meilės, todėl kad kiekvieną duonytę reikia daryti su didelė meilė ir, aišku, galvoti tik apie geras mintis. Jeigu nedėta mėlių, tai tada jinai visada duona atplyšta apačia nuo viršaus, nes nėra tampumo. Reiškia, ta duona nesitampo, nuo mėlių jinai tamposi, kyla ir jinai kaip balionas visą gali. Regina sako, kad duonos jokių būdų negalima pjaustyti, kol ji karšta. Mat net išimta iš pečiaus ji dar tebekepa. O joje vykstantys natūralūs fermentacijos procesai trunka dar pusę paros. Susigundžiusius karštą duoną galima ne tik sugadinti nelaiku prariektą kepalą. Jautresniems žmonėms gali net sutrikti skrandžio veikla. O trokštantiems karštų patiekalų malūno šeimininkai turi alternatyvą. Ne tik Lietuvoje spėjusius pagarsėti Šlininkos razavus blynus. Sakau trupus miltai, kodėl tas keiksmažodis atsirado? Kai grūdas yra sumalamas vieną kartą, jis turi daug ašakų ir kaip paėmė miltai burną, tos ašakos atsistoja ir pradeda draskyti gerklą. O, sako, rūpus miltai vėl drasko gerklą. Tai malūnininkas trupučiuotėlį pamastė ir vieną kartą praleido per sietą, nusijojo tas ašakas ir tada gavo švelnius razavus miltus. Šlininkos malūno bendruomenę subūrė Regina ir Stanislovas be naujų sumanymų regis negali. Jau netrukus sutvarkytame antrame ūkinio pastato aukšte bus rengiamos linininkystės edukacinės programos Lino kelias. Ramybės neduoda mintis atstatyti senąją malūno užtvanką. O kur dar įvairūs renginiai? Regis visai neseniai čia šurmuliavo užgavėnių linksmybės. O štai po mėnesio malūne vyks Švento Stanislovo mugė ir jau tradicinė tapusi svogūnų sodinimo šventė. Stanislovas pasakytų, kad būtinai svogūnus turi sodinti moteris su labai didelė gražia krūtimi, nes tai bus svogūnai dideli. Paėmiau ir aš pasakiau, jis visada mėgsta tai akcentuoti ir savo į paras sodindamas. Jisai visą laiką pasirenka moterį, iš tikrųjų atitinkančią tą svogūnų sodinimo. Sakoma, kad turi būtinai moteris sodinti svogūnus basa, jausti žemę, būtinai basa. Svogūnų sodinimo šventę ir šiemet ketinantys surengti Šlininkos malūno bendruomenės nariai, vieni iš nedaugelio besidžiaugiantys vėluojančių pavasarių. Pasirodo, jei svogūnai sodinami į žemę dar neišėjus pašalui, galima tikėtis gero derliaus. Tiek paruošėme šiam rytui. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. Laidos kartojimo ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.